Mums liko paskutinis tradicinis laidos reportažas – žiūrovo klausimas. Dar kartą apie pėsčiuosius. Aš su jumis atsisveikinu. Gerbkime vieni kitus gatvėse, keliuose ir takeliuose. Jokiuose esame lygus – vairuotojai, pėstieji, dviratininkai ar vadėliotojai. Sudie. Ką daryti, jei partrenkiau žmogų nepėsčiųjų perėjoje? Kaip turiu elgtis, jei jis nebuvo sužeistas? Ačiū už atsakymą. Automobilio vairuotojas partrenkęs pėstį, aišku, bet kuriuo atveju privalo sustoti, įjungti avarinę signalizaciją, kad iškart matytų kiti eismo dalyviai, prieiti prie pėsčiojo. Vairuotojas vėlgi, kadangi jis kaip eismo dalyvis privalo mokėti suteikti pirmąją pagalbą, jis turi vizualiai apžiūrėti pėstį ir, sakysim, po to jau priklausomai nuo pėsčiojo sužalojimo veiksmai vairuotojai yra sekantis. Jeigu pėstysis nukentėjo nesunkiai, tai yra judina rankas kojas, gali judėti pats. Vairuotojas telefonu 112 bendrojo pagalbos praneša policijai ir toliau vykdo policijos nurodymus. Arba laukia įvykio vietoje, kol atvyks policija, arba jeigu įvykis įvyko užmiestyje, sakysim, ir galima tą pėstį pristatyti į gydymo įstaigą, vėlgi policijos leidimų vairuotojas gali vežti tą pėstį į gydymo įstaigą. Jeigu pėstysis nukentėjo sunkiau, aišku, vairuotojui geriau jo nejudinti, kad nepadaryti dar sunkesnių sužalojimų. Vienintelis, ką jisai galėtų padaryti, sakysim, apdengti pėstį specialių užtiesalų, kuris yra pirmos pagalbos vaistinėliai, ir iškart informuoti bendrojo pagalbos telefonu budėtojus. Nurodyti, kur įvykis įvyko, nurodyti maždaug kokia yra pėsčiojo būklė, koks jo amžiaus ir vėlgi laukti policijos. Pasitaiko atveju, kada pėstysis jaučiasi gerai po įvykio ir, sakysim, nori iš įvykio vietos pasišalinti arba išeiti, tai bet kuriuo atveju, aišku, vairuotojas fiziškai negali to pėsčiojo sulaikyti ir jisai neturi su juo grumtis. Bet kuriuo atveju pasiūlyčiau vairuotojui pasilikti įvykio vietoje, iškviesti policiją bendrojo pagalbos telefonu ir vėlgi vykdyti budėtojų nurodymus. Sakysim, jeigu jau vis dėlto pėstysis išėjo iš įvykio vietos, tai budėtojas greičiausiai pasiūlys vairuotojui atvažiuoti į artimiausią policijos įstaigą.